Šio Liepos 28 sekmadienio skaitinys yra iš Evangelijos pagal Joną. 6 skyrius, 1-15 eilutės. Ir tai yra tikrai tęsinys praėjusio sekmadienio, nes tęsia būtent tą duonos padauginimo stebuklą ir jau pereina į tą kulminacinį įvykį, kai Jėzus nuvyko anapus Galilėjos arba Tiberiados ežero. Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligonėms. Atsimenam, kad prieš tai praėjusiam sekmadienį mes sakėme, kad jisai savo apaštalus siuntė pailsėti, nes jie buvo per daug pervargę, bet į tą vietą, kur buvo jie siųsti, į nuošalę vietą, kur jie buvo siųsti pailsėti, suplūdo minios žmonių ir Jėzus ten irgi, žinoma, nuvyko ir pamatė tarsi avis be piemens. Taigi jisai užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais. Artėjo žydų šventė Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą, kur pirksime duonos jiems pavalgyti. Jėzus rūpinasi minia, rūpinasi pirmiausia tuo fiziniu minios, fizinių poreikių patenkinimu, būtent alkis. Alkis ir šitas alkis ir fizinė prasme, ir labai gražiai jisai, žinoma, yra tas simbolinė dvasinė prasme. Jis klausė jį mėgindamas, nors pats žinojo, ką darysies. Taigi matom, Jėzus žino, bet dažnai mūsų kažko klausia išbandydamas. Atsimenat, kaip mes jau esam ne kartą kalbėję, kad Jėzus net ir žinodamas, ką darys, visą laiką perklausė, ko tu nori, ko tu iš tikrųjų nori. Tai visą laiką pajauskime tą ritmą, kad visada pavaizda mūsų visada perklausė, dangus Viešpats perklausė, kai tikrai nori kažką išpildyti. Ir Pilypas jam atsakė, už 200 denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent po gabalėlį. Reiškia, Pilypas, negalvoja kažkokio metafiziniam temom, jis galvoja labai praktiškai, ekonomika, rinkos ekonomika, už 200 denarų nieko čia gero nenupirksi, kad tokią minę, ten buvo apie 5000, atsimenam iš praėjusio sekmadienio Evangelijos, kad čia tuos 5000 už 200 denarų pamaitintum duoną. O Jėzus laukia matyti iš jo kažkokios kitos reakcijos, kitokio požiūrio į visą tai, kas vyksta, kad turbūt ko gero Jėzus tikėjusi atsakymo ne apie tą fizinį alkį, ne apie fizinio alkio numalšinimą. Ir štai tada, žiūrėkit, kaip gražiai vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, Kristui pasako. Nuostabi vieta. Čia yra berniukas, kuris turi 5 miežinės duonos kepaliukus ir 2 žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Jėzus tarė, susodinkite žmonės, toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo, iš viso kokie 5000 vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems. Taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams, surinkite likusius kąsnelius, kad niekas nepražūtų. Taigi jie surinko ir iš 5 miežinės duonos kepalėlių pripylė 12 pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų. Pamatė Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė, jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. O Jėzus, supratęs, kad jie ruošėsi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną. Nuostabi Jono Evangelija, jinai yra daugiausiai tokia pilna emocijų, tam tikrų niuansų, intarpų, paaiškinimų, ko nėra kitose 3 Evangelijose. Ir štai čia tas epizodas man nepaprastai gražus apie tą berniuką, kuris prieš ateidamas į tą susitikimą su Jėzumi, įsivaizduokit mažą berniuką vaiką, koks didžiulis jau yra tas prigimtinis vaiko pašaukimas, kuris įsideda savo į krepšį 5 duonos kepaliukus ir 2 žuvis.
jis jau galvoja apie tai, tas berniukas, ir iš esmės šis berniukas vos ne centrinė figūra yra šitoje visoje scenoje, nes būtent iš jo tų kepaliukų yra tas milžiniškas stebuklas, padauginimas. Tai čia kaip ir praėjusią savaitę sakiau, va čia būtent tas atvejis, kai padarykim kažkokį mažą žingsnį, bet dėl kitų, ne dėl savęs, nes jis tuos 5 kepaliukus įsideda ne savo, jis pagalvoja apie kitus, nes mažam berniukui tikrai nereikia 5 kepaliukų. Jam užtektų 1 kepaliuko ir 1 žuvies. Ir tai dar būtų per daug mažam vaikui. Na, vaikui, nežinom čia jo tikslaus amžiaus. Bet jis įsideda dėl kitų ir va tas žingsnis dėl kitų jis yra padauginamas būtent iš to nekalto, tyro, doro žmogaus, šiuo atveju vaiko širdies. Tai reiškia, kai mes kažką darom iš to vaiko širdies, iš to tam tikro šventumo šaltinio, kai surandam savyje tą šventumo versmę, iš kurios trykšta ta tikra dvasia, tikrieji troškimai. O tikrieji troškimai tai nėra tik tai pirkti, vartoti, gvieštis, turėti. Na, man labai kartais kelia tokį liūdesį, kai krikščionys šalia to savo dvasingumo, aš tada vadinu tai dvasingumu, ten labai yra tokie merkantiliški, labai trokštantys to turto, gvieštis, turėti. Tai aš tada suprantu, kad ten nėra viešpats pirmoji vietoj, ten pirmoji vietoj yra aukso monetos, tas pinigas. Tai jie niekada nebus tie, kurie įsidės į krepšį kaip tas vaikas, jie tuos 5 kepaliukus duonos, jie niekada nebus tokie kaip vaikai. Nes jie visą laiką pagalvos turbūt apie tai, kad gal už dyką kažką aš gausiu. Tai čia mums irgi visiems yra šiek tiek toks akmenukas į daržą, kad mes lietuviai labai norim daug ką gauti už dyką, dykai dovanai, bet geriau pradėkim daryti kažką dėl kitų dykai dovanai. Vat aš jau esu kalbėjusi apie tą savanorystės dovaną, kad kai mes darom dėl kitų, savanoriaujam, tai mes iš tikrųjų labai daug laimim dvasinę prasme, kad mes tampam tą versmę šaltiniu, iš kurios, ištrykšta, kaip šituo atveju, iš tų 5 kepaliukų duonos ir 2 žuvų buvo pamaitinti 5000. Tai čia dar kartą šį sekmadienį tarsi veda į tą kulminacinį tokį epizodą ir sako, kad tą patį, ką ir praėjusį sekmadienį aš jau kalbėjau, kad jeigu viešpats norės, tai jis viską padaugins, jis viską padarys ir suburs tas minias ir tas minias pamaitins tuo dvasiniu maistu, o mes tik tai turim padaryti tuos pirmus kelis žingsnius, šiuo atveju 5 žingsnius. Aš kažkaip anksčiau galvojau, kad 3 kepaliukai duonos, 5 kepaliukai duonos, tai va tie 5 pirmi žingsniai, kai bus mano vienam ir pasidalinime, kad jeigu viešpats tave šaukia, kviečia, kelkis ir eik, tai atsistokim ir eikim, padarykim tuos pirmuosius perkeltinę prasme 5 žingsnius, kad kažkas tai toliau vyktų, nes toliau viską padaro pati apvaizda, viską padaro viešpats, jis padaugina, jisai suburia, jisai sutelkia, jisai paskleidžia tą visą žinią. Ir tikrai dalinkimės tuo, ką turim geriausia, ne kažkokiais tai blogais dalykais. Venkim tos tokios paviršutiniškos informacijos, kuo mažiau skaitykim žiniasklaidos, nesidomėkim per daug, įvairiais, kaip sakau, sąmokslais, teorijom, visokiom naujienom. Užtenka trupučiukas nutuokti, suvokti, kas vyksta, bet daugiau gilinkimės į tuos tikruosius šaltinius, į tai, kas paskui gali virsti didžiulę versmę. Šitas epizodas man turbūt yra vienas pačių gražiausių, kaip tas berniukas, 5 kepaliukai ir iš jo ištrykšta tas begalinės palaimos šaltinis 5000 žmonių. Tai būkite ir jūs kaip tas vaikas, kuris padaro tuos kelis judesius, įsideda tuos kelis kepaliukus, bet ne dėl savęs, dėl kitų, su ta begalinė meilė, juk vaikas viską daro iš begalinės meilės, iš begalinio tyrumo,
džiaugsmo, atsidavimo. Prisiminkite, kokie jūs buvot vaikai, va tas laimingas akimirkas prisiminkite. Kai jūs ką nors kaip vaikas norėdavot duoti, dalintis. Prisiminkit va tą vaiko dvasią, kai kažką norėdavot dėl kitų padaryti kaip vaikas. Kiek tame buvo šviesos, tikrumo, džiaugsmo, padorumo tam tikro. Nes mes vaikai net nesitikėdavom kažkokio atlygio ar ką nors, tiesiog iš širdies duodavom draugui ar broliui ar sesiai kažką tai. Taigi darykim tuos stebuklus ir nenorėkim iškart didelių dalykų, padarykim tuos pirmiausia mažus žingsnelius ir pasitikėkim apvaizdą, kad jinai visą padaugins, viskas bus gerai, jeigu tai bus daroma per jį, su juo ir jame. Būkite palaiminti ir gražaus jums sekmadienio. Amen.